be alright. Just lose control and chase the highs. Leave all your tears, we're on cloud nine. We live the night and rivers high. Labą dieną, priepirtis. Labą dieną visiems linkėjimai iš Airijos. Taigi, turim šiandien svečiuose mes priepirtį ir akmeninę liepsną, tai mano draugai, pirties kolegos. Ką šiandien darom tokią išimtinę kelionę, važiuojam į County Wicklow kalnus. Važiuojam, turim mano draugai pasistatę mobilę pirtį kalnuose prie upelio. Taigi, vežamės draugus, išbandysim airišką pirtį airiškos kalnuose. Visiems gero laiko. Vykdami pas pirtininką Emiliją aplankėme Airijos pirtininkę Shirlę. Jos pirtelė įsikūrusi kalnų upelių sankirtoje. Apie Airijos lietuvius ir pirtininką Emiliją galite pažiūrėti atskirą reportažą. Atvykę Švelniai Sauną Airiją. Tai lietuviška pirtis, lietuviškai ritualai, visais pirties malonumais Airijoje. Jeigu pas jūs atvažiavo draugas, tiesiog susimanykite ir patys pasišildyti, nepraleiskite progos, susisiekite su Švelniai Sauną. Ir mes pasistengsime rasti laiko ir parodyti tikrus lietuviškus pirties ritualus. Dabar eime, parodysime, ką mes turime, kas mūsų laukia. Štai esame mūsų jaukiam pirteliai, kur čia yra atliekamos visos lietuviškos pirties procedūros, lietuviškas ritualas. Ir klientai supažindinami su tikra lietuviška pirtie. Štai atėjome mūsų vandens terapijos, vadinamą kambarėlį. Tai padeda žmogui nusiraminti, atsipalaiduoti, išėjus iš pirties. Kaip reikia atlikti tikrą lietuvišką pirtį. Todėl, kas esat Airių, galite kreiptis į Švelniai Sauną, kas esat Lietuvoje. Kreipkitės į pirties bičiulius, mielieji. Naudokite teisingas pirties. Nedarykit klaidų ir būkite stiprūs. Na, o mes turėjome progą įsitikinti, kad Airijoje galima mėgautis lietuviškos pirties malonumais. Raimondas lepino puikiu vanojimu, o žavioji vieta nušvietė visą kūną natūraliomis lietuviškomis priemonėmis. Po malonių pirties procedūrų ir ramaus miego atėjo laikas nuotykiams. Juk mes esame Airijoje ir labai norisi šį tą išbandyti ir pamatyti. Žinoma, mums papasakojo ir apie tamsiąsias Airijos, o tiksliau Dublino puses, bet apie tai kitą kartą. Stalaktitai Airijoje. Gal būtų visai neblogai čia pirtelė? Nu ir nieko, oras geras, daug deguonies iš tikrųjų. Nu. Just lose control and chase the house. Leave all your tears, we're on cloud nine. We live and die, and rain is life. Let's pray the night's gonna be alright. Just lose control and chase the highs. Leave all your tears, we're on cloud nine. We live and die, and rain is life. Mes baisėm ant tą sceną šokti, buvo labai patinka muzika. Traukiant šokį. Raimis mus taip gerai,
kalnais pavežiojo, kad jau dabar jau mums niekas nežais. Niekas. Bet aišku, reikia Raimiui šitą nerodyti, nes mums dar namo reikės parvažiuoti. Kalnus žemyn, man taip pavaryti. O šiaip tai čia labai toksai įdomus baras, kur ant žemės yra pjuvenos mėtosi. Tai visame bare jų labai daug ir labai daug istorinių dalykų, archeologinių prikabinta ant sienų, ant ribų ir visur kur labai daug. Ir čia turbūt kaip pasibaigia. Kaip vadinasi šitas baras, nes aš pamiršau. Johnny Fox. Johnny Fox. O jisai kodėl toksai senoviškas padarytas? Nepadarytas, jisai labai daug metų jau stovi čia. Ai, dar šitas baras yra 283 metrai virš jūros lygio. Labai aukštai. Eina parodysiu, kur yra Brazausko nuotrauka. Norit matyti? Aš daug būna muzika gyva, mes dabar nepataikėme, tai atsipratinė iš muzika bus. Čia žiūrėk, visur naktypadžiai. O čia iš tikro naktypadžiai? Kokie senoviškai. Jeigu nepalieki arbatpinigių, tai vienas iš tų naktypadžių nukrenta ant galvos. Jau paragavau. Skanu. Kitaip. Ten toliau rasim balių, ten kažkas tai švenčia gimtadienį balius, bet mes pro juos pasiskirpsim ir eisim toliau. What happens if I just put the dog to sleep? How much is that? Čia kažkas ėjo, paliko batus, pieškom parėjo be batų, buvo linkas Ir čia mūsų stavas! Jei! In that big four hearts is your memory ensuring, although you died back in 19. Ir va tokių nuostabių gamtos vietovių, peizažų mes niekaip nepamatytumėm, jeigu ne mūsų poveikis patiriamas. Let's pray the night's gonna be alright. Just lose control and chase the highs. Leave all